Kaip pasitikėti Dievu, kai yra sunkus laiko tarpas ir kai mūsų problemos atrodo neįveikiamos. Kaip tikėti. Ir štai du dalykai, kurie patraukė mano dėmesį apie Abromą ir Sarą. Pirma, kad Abromo ir Sarai pasitikėjimas Dievu buvo sąmoningas sprendimas, nežiūrint į tai, kokios buvo aplinkybės, kad fiziškai tai buvo neįmanoma, kad realūs faktai sako, kad tai yra neįmanoma. Antra, jų tikėjimas nebuvo pagrįstas tuo, ar Dievo pažadas jiems atrodė realistiškas, bet tuo, koks yra Dievas. Jis yra visagalis ir jis yra ištikimas savo pažadui. Skaitydami apie Abromą, matome, kad jis pažinojo savo Dievą. Ir todėl realistiški veiksmai nestabdė jo. Jis buvo visiškai tikras, įsitikinęs tuo, ko dar nebuvo įvykę. Ir žinot, būtent toks tikėjimas padarė mano gyvenime stebuklą.